nepafilmavau, kaip atrodo įtempėjas pastatytas. Dar kažkaip matysis. Na dabar bent jau grandinė ganėtinai tvirtai stovi įtempta. Tai viskas kaip ir okei. Manau, kad nebeturėsim problemų. Kaip daug kas skundžiasi, kad siurblys nebeatlaiko, kad grandinė žvaigždės išplaka ar dar ten kažką. Tai sudėjom dangtelį, statomės degimą. Plytai nestatęs dar esu degimo, tai dabar reikės pasižiūrėti, kaip ten kas vyksta. Turim komplektuką, manau, išsiaiškinsim. Yra toks posakis, jei kažko bijai, daryk bijodamas. Tai prasigręžiau blokę skylę, kad įsukti įtempėjo laikiklį. Ten apačioj mažesnė skylutė. Aišku, labai nemalonus darbas, nes mano nuomonė čia turi tik vieną bandymą. Pasigauti tiesiai, įsigręžti, prasisrygiuoti. Ir pavyko, pakol kas pavyko. Turim ir instrukciją, kaip tai daryti. Va. Kaip ir ką pasidaryti. Einam pažiūrėti, kaip kolektyvui sekasi su kėbulu. Čia kitas mūsų projektas. Kažkuriuo momentu turėsim įkrauti 2 dyzelį į 46. Ten irgi smagus automobiliukas, konstruotas, lipdytas, keitinėtos turbos, purkštukai, didesnis interkuleris. Na, šiaip važiuoja. Tik variklis nebeatlaikė. O jaunimas darbuojasi čia. Mūsų talismanas Budulis prižiūri tvarką. Čia biudžetinis E6 lipas. Pasigaminom iš E36 buferio apačios. Šitą daiktą padarė Audrius Customs. Ir dabar dirba ties KM6. KM6 bandysim daryti kaip sportbatį dėl numerių KED. Buvo pasirinkta, kad būtų panašu į Kobę, į Kobės batukus. Visai neblogai gavosi su E90 slenksčiais. Belaukiant dalių, pamastėm, kad reikia kažką daryti su mano nulakščiusiais slenksčiais. Ir tada turim E90 slenkstukus. Prisukom bluskėm, nes vis tiek į greit nulėks. Išpjaustė kolega formą, truputėlį pritrumpino gale ir dabar jie kaip ir tinka. Čia, sakyčiau, skonio reikalas. Man asmeniškai visai nyko, persipūs kita spalva, nulupom visus prieš tai apklijuotus lipdukus, sumąsčiau naują dizainą, pabandysim įgyvendinti. Buvau jos nupirkęs kregždį, mėtėsi garaže, kol galiausiai vakar pamastėm, jog gal pabandom prikombinuoti. Ir visai pavyko. Turim tokį smagų kantą, kas man visai patiko. Ir čia darom kitų dizainą. The next day. Su varikliu situacija tokia. Vakar vakare pasistačiau degimą. Pasirodo, nėra taip sudėtinga, tik specialūs įrankiai labai palengvino man gyvenimą. Iš tikrųjų buvo daug paprasčiau, informacijos pilnas internetas, kiek ką sukiotis. Tai, manau, neverta tos visos procedūros rodyti. Apsikeitėm salnikėlius, visas tarpinukės, viską krausim sankabą į vietą. Šiandien gal variklio į kėbulą netupdysim, nes dar apsirinkti norisi. O ten jaunimas irgi kėbulą pėckioja dažo. Tai susidėsim sankabą. Kiekvienam savo, bet mano problema pastoviai būdavo sankaba. Tai kiek domėjausi, tai visiems įvairios bėdos. Vieniems sankabos gamyklinės laiko, kitiems būna siurbliai nelaiko, vairo stiprintuvos sproginėja. Man kaip užkeikta sankabos. Nuo pat automobilio nusipirkimo iki kol nepagaliau investuoti truputėlį pinigų jie. Turėjau bėdų, tai nuveldavau diskelį, tai diskelis įsitaškydavo. Kažkuriuo momentu sankabos cilindriukas nusprogo ir kažkuriuo momentu trūko kantrybė. Sakau, viskas, reikia investuoti į gerą daiktą, pasidaryti ir turėtų važiuoti. Blemba, kiek važiavau su 3 litriu, pakol kas problemų nebuvo, neužvėlė, neužsvilo. Aišku, matau, čia pasižiūrėjus pakaito, matyt gal koks sankabos perspėrimas ar kažkas šiai buvo. Šiaip įtariu, kad kuomet draugui daviau, jis porą kartų stipriai paspardė. Gal čia uždegino, gal ir aš, nesvarbu. Bet ką su šituo sankabą sulipdėm, tai iš 228 perdarėm į 240, tai smagresta pratekino, tada diskatorius nuo 335D berods ir diskelis perlipdytas, stipresnė medžiaga, kad laikytų po kol kas laiko. 2000 years later.
Paskutinį kartą turbūt filmavau, kuomet variklis dar kabo ant stendo. Tai dabar variklis jau kėbulė. Kodėl nefilmavau? Tai pirmą, skubinausi sudėti. Antra, pilnas internetas video, kaip tos plytos susirenka. Ir pats irgi žiūrėjausi, kaip tas degimas statosi. Iš tikrųjų daug informacijos yra. Tai su Newtonų paieška truputėlį užtrukau, nes stengiuosi kuo įmanoma daugiau varžtų aplinkų susivaržyti pagal Newtonus. Tai bandysim rytoj prakurti automobilį, ką veikiam toliau dariniais dizainą. Tai gavosi kažkas tokio. Tipo porbatis, aišku, eilinį sykį atsiprašau už bardaką, nes tikrai esu mėgėjęs apsikuisti, viskas visom pakampėm laksto. Tvarką darausi dažniausiai, kai pabaigiu vieną kažkokį etapą remonto, tada viską prasimėšiu, prasivalau ir tada vėl apsikuičiu. Realiai tas bardakas visą laiką būna. Mintis tokia, kad padaryti sportbatį, šiuo atveju taikiau pagal Lakerių, Los Angeles Lakers sportbačius, kuriuos kažkada dėvėjo Kobe Bryantas, ir bandysiu kažkiek panašumą išgauti. Tai skubinam vakare pasidaryti automobilio išpaišimą, nes noriu savaitgalį išvažiuoti treniruotę, prasitestuoti viską, kas dar automobilis turi savo eiga pasidirbti. Ir krūva detalių laukia kitai savaitei sudėti. Žiūrim į jas. Tai bardakas, dovanokit. Nupirkau naują lopšį, 410 eurų, First Air, kaip jis ten vadinasi. Iš tikrųjų labai nesigilinau jo pavadinimą. Patiko, aišku, norėjau pigiausią variantą, Parko Sprintą, pasirodo nesutinkamo sudėjimo jam. Kas toliau? Draugas pametė vairą važiuodamas treniruotėj, taigi ratatę, tai labai pabijau, kad man taip nenutiktų, pasižiūrėjau, kad mano kinietiškas vairas, čia ne vairas, čia vairas. Op. Labai pabijau pamesti vairą, tai RRS-o nusipirkau vairą, dėl stebulės žiūrėsiu, ar keisiu, ar nekeisiu, bet irgi reikės kažką pagalvoti, kad jisai tvirčiau stovėtų, nes nelabai man tie sriegiai atrodo patikimi. O ir šiaip RRS-o kokybė vairo visai nustebino. Kaip iš šitų prigučių, tai jis toks visai padaresnis atrodo. Išvenkit gal tų kinietiškų vairų. Pasiimkit šitą, iškart pasijaučia skirtumas, aišku, jis irgi prie pigesnių skaitosi, toli gal gražu nuo profesionalaus, bet jau panašiau. Ir šešių tvirtinimo taškų drutai RRS-o. Irgi šiaip pasiklausiau aplinkinių rekomendacijų, sprendžiau išmėginti. Man dabar ir mano setupas patiko, bet lopšys senas, homologacijos jau labai seniai neturi, net nežinau kiek metų. Diržai irgi kaip ir nieko, viskas sėdžiu kėbulė tvirtai, tačiau namba. Irgi kažkiek į tą saugumą reikia investuoti. Manau, pasidarom šitoj vietoj tvarkingai ir pamiršim kuriam laikui. Įsėmė kažkuriuo metu dar neplanuoju vykti. Čia, manau, pilnas akys bus. Atėjo momentas pirmam užkūrimui. Labai tikiuosi, kad čia viskas pavyko ir viskas bus gerai. Tai šią akimirkai prasisukom variklį tuščią, pasikėliau į oro mašiną, nes visa vairo stiprintuvo sistema tuščia. Nenoriu naujo siurblio sugadinti, plus radiatorius pasistatė, ten irgi jau čia turi nemažai jo patekti. Bandysim prasisukti. Manau, šiaip manyčiau, kad sąžiningai atlikau šitą darbą, tai labai norėčiau, kad viskas dirbtų ir viskas veiktų, nes priešingų atveju gali ir neviltis apimti. Jaunuoliai padarė kėbulo šiokį tokį dizainą, galutinį rezultatą norėsiu pamatyti, kai išvažiuosi į dienos šviesą, pafotkinti. Bandom. Dar įdomesnis dalykėlis, tai padarėm papildomą oro paėmimą, va čia pačioj. Turim standartinį paėmimą, kuris ateina į filtradėžę, tada įsivedėm per apačią šlangą, tikiuosi biškį daugiau oro gausim. The next day. Prisižaidus Need for Speed žaidimų, kilo noras ir mum gauti undergroundinį tuningą. Tai dabar turim išdažytą kėbulą, dažėm pleškėm. Kas labai blogai buvo, kad sureagavo dažai lako užpūtus ir nesu dažytojas, nežinau dėl ko taip nutiko. Meistrai, kurie daug metų dirba su dažymais, turėjo skirtingas nuomonės. Vieni teigia, kad nuvalyta buvo prastai, po apačia kažkur prieš tai neteisingai užpūsta. Kiti sakė, kad iš fleškių balionėliais iš vis dažyti negalima, nes čia yra nesąmonė, o ypač lakas. Man niekados nepavykdavo pagauti su laku gražaus blizgesio, visą laiką šešėliai visokie matydavosi, duobės ir dėmės. Kolegos, kurie užsiėmė dažyti, jiem geriau pavyko. Jie pažaidė, pasikrapštė, kaip ir nieko. Bet vis tiek, viskas buvo labai gerai, iki kol nepūtėm lako. Nežinau, kiek per kamerą matyti, bet visur nuėjo. Va, šitam kampe turėtų matytis aiškiai. Aišku, kadangi mašina drifto, tai labai dėl to galvos nesukam. Labai džiaugsimės, jei šitas kėbulas išgyvens šitus metus. Ir kaipgi Need for Speed tuningas be spoilerio. AliExpress'e ar kažkur kitur iš
kinų nupirktas, ganėtinai nebrangiai, užsidėsim, matysim, kas vyksta ir parodysim, ką gaunam. Susirinko galutinai visas automobilis, prasivažiuojam, išleidžiam seną alyvą, bandysim jau rytdienoj treniruotėje važiuoti. Tai ką nuveikėm nuo paskutinio karto, sukrovėm lopšius su homologacija, naujus diržus, irgi homologacija yra, įmetėm RSO vairą, prasiorinom stabdžius ir visokių tokių smulkmenų išdygo pasidarėm. Ir tikiuosi laikys. Diržus dar reikia susitvarkyti, ten persinerti, berods kaip jisai vadinasi, pilkutę, kad jie nenulėktų. Diržus atsireguliuoti iš tikrųjų buvo paprasta, susigaudyti kas ten ką. Internetas pilnas informacijos ir manau, kad dauguma servisų neegzistuotų, jeigu interneto nebūtų. Tai šiuo atveju irgi padėjo internetas. Tai jei internetas teisingai supasakojo, šiti turi žiūrėti ir spausti pačius pečius. Šitas 45 laipsnių kampą berods turi turėti. Labai faina, kad pridėta buvo pagal reglamentą, kaip sustatyti diržus kokiais kampais, nes vakar Lasvo puslapis užlenkęs buvo ir nemačiau, ką daryti ir kaip daryti, o norisi viską pasidaryti tvarkingai, kad nereiktų perdarinėti. Tai atsireguliavau, prasivažiuosim, prasidirbs truputį, pakeičiam alyvą ir šiam kartui lygiai tiek su ja bus.